Sveiki, šiandien sveikinasi iš Prienų. Dar vienas žygiok organizacijos žygis ir šį kartą Prienuose. Nors oras žadėjo labai prastą lietų, bet kol kas, aišku, dar tik ankstyvas rytas, bet visai oras džiugina. Bet pirmiausia, einam prisiregistruoti, gauti apyrankės ir pradėsim žygį. Tada ir plačiau papasakosiu, kiek kilometrų, kiek kas, kur ir kaip. Kągi, registracija įvykdyta, gauta raudona apyrankė, gautas maišiukas ir galim greitai pažiūrėti, kasgi tą maišiukį ir pradėti savo 29 km žygį. Šį kartą rekordinis 29 km. Bus, manau, nelengva, bet smagu kartais save šiek tiek pakankinti. Standartiškai vandens, šokoladukai, bananas ir kaip ir visada ženkliukas, šį kartą Prienų lėktuvėlis, simbolinis toks akcentas. Tuoj pažiūrėsim žemėlapį, irgi mačiau sužymėta, kada kokios pertraukėlės, kada šį kartą bus ne tik tai užkandžių, bet netgi ir vienas kasais ilgiausia trasa karšto maisto punktas. Toks va žemėlapis ir sužymėtas visos trasos, sužymėti visi lankytiniai objektai, pažymėta kada užkandžių, kada karšto maisto zona, žodžiu, viskas sužymėta ir netgi daug lankytinų objektų, stadionas, vandens malūnas, bažnyčia, kalnelis, piliakalnis, poilsiavietė, žodžiu. 29 km ir manau, kad labai daug bus lankytinų objektų ir bus geras žygis. Tuoj pradedam žygiuoti. Buvo galima rinktis iš 3 variantų, 12, 21 arba 29, bet aš manau, kad tas 29 yra toks, kaip sakau, gan jau sunkus, save šiek tiek patikrinimas, savęs kažkiek pakankinimas, bet tikrai įveikiamas maršrutas, ypač kad vietovės nusimato tikrai gražios, daug miškų, daug parkų, daug žalumos. Aišku, gal vienintelis dalykas, kuris neramina, tai, kad šiandien orą praneša tikrai ne patį geriausią, praneša daug lietaus, bet kol kas matom tik tai apsiniaukusi dangų ir jokio lietaus. Tai tikėkime, kad kuo ilgiau toks oras laikysis ir bus galima eiti be skėčio, be jokių lietpalčių, be nieko. Pažiūrėsim. Šiaip važiuojant, kadangi oras tikrai ne pats geriausias ir prognozės ne pačios geriausios, tai kažkaip galvojau, kad gali būti toks, sakykime, daug žmonių atbaidys, gal nenorės, bet šiaip tai turbūt kiek dalyvauju žygiuok žygiuose, tai daugiausiai šį kartą mačiau prie registracijos žmonių, gal nežinau, gal tokiu laiku tiesiog atvykau, gal kaip, bet žmonių tai tikrai nemažai, tai nežinau, ar neišgąsdino blogos prognozės, ar tiesiog pritraukė gražios vietos, bet panašu, kad čia žmonių visai nemažai dalyvau šitam žygyje. Nors šiandien nusimato daugiau viso ėjimo, kaip sakiau, gamtoj, miškai ir panašiai, bet pats žygis prasideda mieste, pačiuose Prienuose. Tai pradžia, pirmi takai ir eina po patį miestelį, praeinam vieną iš lankytinų objektų, techninių apžiūrų centras, vienas mėgstamiausių lietuvių, manau, įstaigų, ar klystu. Panašu, vienas iš lankytinų objektų yra Prienų pliažas, ar aš čia blogai suprantu, kad smėlis ir vanduo, tai kaip ir pliažas. Būtų vasara, būtų galima žygį pertraukėlę maudymosi padaryti. O dabar tokį rimtų klausimą norėčiau pas visus kreiptis, paklausti. Žiūrėkit, aš šiaip visada jau daug metų girdžiu, kad čia Prienų čeburekai yra patys skaniausi. Jo, man irgi jos teko ragauti ne kartą čeburekai kaip čeburekai, bet aš jau šiandien per einant 3,5 km turbūt eiliai bestojant iš 2 žmonių girdėjau ir beinant dar iš vienų, kad
oi, tai čia Prienų čeburekai, čia reikia būtinai užsuk, čia patys skaniausi čeburekai. Jum jie irgi tokie jau kažkuo tai ypatingi, neskau, nu tipo jo skanus čeburekais, bet kad būtų kažkuo jau ten stebuklingi, nu gal tik aš nesprantu, tai jeigu kažkas žinot, pakomentuokit, man įdomu jūsų nuomonė. 5 kilometrai įveikti tai visai gerai, bet bloga naujiena, kad paviški prasidėjo ir paviški netgi stiprėja lietus, tai kažkaip galėtų jis dar palaukti, neskubėti, nes bent jau prognozės rodė, kad šiek tiek vėliau jisai bus. Nieko, jeigu ką, yra kupriniai skėtis, kurį reiks traukti ir kažkaip bandyti apsisaugoti, nu, bet nieko, neištirpsim. Nu ką, tenka taikytis prie aplinkos, va. Su skėtuku keliausim per žygį. Nu, aš tikiuosi, kad tas lietus neužsibus ilgai. Artėja jau miškas, miške gal dar mažiau jausis lietus. Arba ne. Nu, va, rodyklis rodo, kad reikia eiti į mišką. Rodo, iš pagrindinio tako į miško gilumą lysim. Į kalniuką. Čia įdomu, tikrai teisingai rodo. Nu, bet dar ženklinimas nei kartą nenuvylė. Ai, va, matau, rodyklis tikrai yra. Reiškia, einam teisingai į miško gilumą. Kągi, yra dvi žinios. Viena gera, kita bloga. Gera tai, kad va dabar, nors ir smėlėtų, bet nuo kalno lipam. Bloga, kad ten po to nusimato labai didelis kalnas. Nežinau, bent jau iš toli tai atrodo, kad vienas kalnas. Ir tada dar vienas kalnas. Ir... A few moments later. Nu va, paskutiniai žingsniai. Ir atrodo, bent jau kol kas kalnai bus įveikti. Per video taip neatspindi. Bet realybėje buvo į ką užlipti. Tiek jau čia beveik 8,5 kilometro nueita. Man atrodo, pirmas užkandžių punktas kažkur panašiai sakė apie 9 ten kilometrą. Turėtų jau ir būti. 10 kilometrų pasiekta. Kiek čia per valandą 50. Turbūt viskas normaliai. Normalus tempas, geras kelias, pusė velnio oras. Ir kol kas po 10 kilometrų kojos irgi tikrai laikosi visai gerai. Tai ir užkandžių palapinė, užkasim, atsigaivinsim ir žygiuosim toliau. Pasirinkimas kaip visada ir šokoladukai, ir sausainiukai, ir bananai. Tai žodžiu, biškį cukraus, kad energiją atgaut ir žygiuot toliau. Pasirodo, tas kalnas ne man vieninteliam pasirodė gan status ir baisus. Kitiem taipogi, jau iš personalo girdėjom, kad sakė, žmonės ateina, skundžiasi, koks sunkiai įveikiamas kalnas buvo. Tai sakau, kalniukas tikrai buvo, bet kažkaip turbūt įveikė. Nei vieno gulinčio nemačiau. Beje, užkandžių punktas, kaip matėt, yra ne tik tai žmonėm, kur yra visokie užkandžiai, bet ir tikrai žygiok organizacija yra draugiška gyvūnų atžvilgių, visada kviečia žygiuoti ne tik tai žmonės, bet kartu ir su savo augintiniais, kas tikrai šiaip nemažai žmonių matė su savo šuniukais, tiek didesniais, tiek mažesniais žygiuoja, tai yra punktas ir jiems specialios vietos atsigerti vandens, tiek ir starte pradžiai buvo lygiai toks pats indelis, kad šuniukam atsigaivinti, tai žmonės tikrai ne tik tai patys žmonės, bet ir su gyvūnai žygiuoja. Pasirodo, mes čia randamės ant Naravų piliakalnio. Žemėlapį pažiūrėjus,
rašo, kad čia yra Narau piliakalnis, iš viršaus atėjus nėra jokio ženklo, bet matau apačioj kažkoks ženklas, tai turbūt tiesiog ten ir parašyta, nes žinau, kad maršrute bus šitas dalykas, bet galvau, gal dar ne čia, bet pasirodo čia, taip. Tokia stovyklavietė su palapinė, su laužų stalu ir netgi visų kraštovaizdžių, o kitapus Nemuno matosi ir Birštono apžvalgos bokštas. Nu, graži visai vieta. Jau turėtų maždaug už kilometrą būti ir žadėtas karštas maistas, bet galima net ir čia sustoti. Kokį šokoladuką suvalgyti, atsigerti. Štai ir žadėtas šiltas maistas. Kvepia ir atrodo tai tikrai labai skaniai. Matau, kad mėsytė, kruopos, žodžiu, maistinga košė pasistiprinti. Tik tai lietus pabiškai pradeda lyti, reikia valgyt ir varyt toliau. Nu va, košė suvalgyta, pasistiprinta ir, šiaip nežinau, man kaip nesančiam košių mėgėjui, tai galiu pasakyti, kad košė tikrai labai skani. Du variantai, arba jinai tikrai skani, arba aš labai valgyti norėjau. Bet šiaip, kadangi nesenai buvau bananą su šokoladuku suvalgęs, tai lyg ir labai nenorėjau. Bet žodžiu, košė tikrai buvo skani, pilvas pilnas ir žygiuojam likusius kiek čia? 18, tai 11 kilometrų. Porą valandėlių ir turėtumėm pasiekti finišą. Kaip ir per kiekvieną šios organizacijos žygį, jau ne kartą minėjau, bet galiu dar kartą paminėti, kad šiaip kas man labai patinka, tai labai aiškus, paprastas ir tikrai informatyvus kelio sužymėjimas, daug ženklų, jeigu posūkis yra, tai 1, 2, 3 ženklas, kad nepasiklystų žmonės, matos, kad tikrai panaudota daug laiko, daug jėgų ir daug ženklų, kad žmonėms būtų patogu. Kiek čia jau turim beveik 26 km nueitus link pabaigos, tai visos trasos tiek žalia, tiek geltona, tiek raudona, visos susijungia. Tai šiaip žmonių srautai dabar skaičiau, tikrai yra nemaži, nes kai įsiskaido ten visi matyti, vis tiek tai ilgiausia trasa, gal mažiau žmonių eina, atrodė jau šiek tiek tuščiau, bet kai visi susijungia, tai pasirodo tikrai nemažai žmonių šiandien ėjo Prienų žygyje. Dabar turim 2 pasirinkimus. Arba einam čia keliuku, arba, matot, kitoj pusėje vandens yra mūsų finišas. Tai galim tiesiog perplaukti. Bet gal tiesiog pasirinkim, kad apeikim ratu, bus paprasčiau, man atrodo. A tik nebus bebrų darbas, klausykit.
Reiškia, bebrų yra. O mums liko 2 kilometrai, jo, 27 kilometrai nueiti, dabar ką. Kaip ir visada tie patys paskutiniai 2-3 kilometrai jau būna tokie, bent jau man patys sunkiausi. Kažkaip jau tada norisi greičiau ateit, greičiau tą medaliuką gaut ir užsidėti varnelę už dar vieną įveiktą žygį. Bet jau nedaug, 2 kilometriukai. Paskutiniai žingsniai, paskutiniai metrai, nors mano jau laikrodis 29,5 netgi rodo, tai matyt kažkur tai gal be reikalingų ratukų pasakau, bet finišas va, mėlynas tos vėliavos, mėlyna palapinė ir bus įveikta. Štai ir medaliai, iš vienos pusės kilometrai, pavadinimas, iš kitos pusės irgi pavadinimas, faini gražus medaliai ir 29 kilometrai įveikti. Ką, turbūt rekordinis žygis, bet manau, kad tikrai buvo verta. Ir pačius Prienus pažinom kažkiek, tai ir miško buvo. Tikrai fainas maršrutas, toks universalus, visko buvo. Ir turbūt šiandien iš mano žygio tiek, o žygiok organizacija už poros savaičių organizuoja naują žygį, taip kad pas jos puslapyje ieškok informacijos, vėlgi keli variantai, kelios trasos, sunkesnės, lengvesnės, manau kažką išsirinksi. O jeigu pažiūrėjai šį video, tai paspausk laiką, pakomentuok, ką manai pats apie tokio tipo žygius ir iki kito video, iki!